Labą dieną. Šią laidą susitikimai Kelmėje. Ir štai mūsų pašnekovas šiandien, Martynas. Sveikas, Martynai. Sveikas, Egidijau. Taigi, Martynai, pirmas klausimas. Ar yra Kelmės rajone ką veikti jaunimui po pamokų? Manyčiau, kad Kelmės rajone yra pakankamai veiklos jaunimui, nes galima užsiimti tiek sportu, tiek meninė veikla. O jeigu yra norinčių, galima dar papildomai sugalvoti kokios veiklos ir atrasti, kas paremtų tave. Taigi, Martynai, o ką pats veikiate po pamokų? Aš esu jaunasis maltietis, jau 5 metai savanoriauju, dar esu jaunasis šaulys ir priklausau Kelmės jaunimo reikalų tarybai. Taigi, Martynai, ar apie kiekvieną savo pomėgį veiklą galėtum papasakoti plačiau? Su jaunaisiais maltiečiais lankame vienišus senelius, organizuojame tokias akcijas kaip kalėdinė maldos sriuba ir maistas ant ratų. Savanoriaujame įvairiose šventėse. Jaunieji šauliai yra sukarinta organizacija. Ji jungia jaunus žmonės, kurie yra gana patriotiški ir bet kokią kainą gintų savo tėvynę. Dar dalyvaujame įvairiose Lietuvos šventėse bei miesto renginiuose. Kelmės jaunimo reikalų taryba rengiame įvairius renginius jaunimui. Sprendžiame įvairias problemas, kurios kyla tiek mokyklose, tiek tarp jaunimo. Dažniausiai yra užimtumo problema. Taigi, Martynai, ar patartum kitiem vaikam užsiimti šiomis veiklomis? Taip, mielai kvieščiau jaunus žmonės jungtis į šias veiklas, nes taip skatintume juos jau nuo mažens pradėti aktyviai praleisti savo laisvalaikį. Taigi, Martynai, koks būtų tavo palinkėjimas mūsų žiūrovams? Mano palinkėjimas žiūrovam būtų kuo turiningiau praleisti laisvą laiką. Nesėdėti tuščiai prie kompiuterio, Facebooko ar dar ko, o jau geriau pasimti įdomią knygą ir ją paskaityti. O jei turite laiko, pasikvieskite kelis draugus ir smagiai praleiskite laiką. Taigi, ačiū Martynai ir čia buvo laida Pasikalbėjimai Kelmėje.